Beyond Economics and Back. Tinklalaidę rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Sveiki, mėlyjeji. Su jumis ir vėl tinklalaidė Beyond Economics and Back ir aš, Elena Leontieva, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė. Šiandien turime ypatingą svečią, Arūną Valinską. Sveiki, Arūnai. Sveiki, gyvi. Kodėl, nežinau, kuo ypatinga, bet miela tokio kompanijoje būti, tai manau, kad turėsim gerą laiką ir jį dovanosim jūsų žiūrovams ir klausytojams. Sveiki, gyvi dar kartą. Arūnai, esate asmenybė, kuri daug kartų gyvenime save perkūrė, atrado kažkokią naują savo veidą, profesiją. Tai šiandien norėčiau ir pakalbėti apie Arūną Valinską kaip žmogų, kuris kūrė ne kažkokius šou renginius, bet kuris kūrė ir perkūrė pats save. Kaip transformeris, aš toks savotiškas. Ir paaiškinsiu, kodėl norėjau kalbėti būtent tokią temą, nes gyvename amžiuje, kai kiekvienam žmogui teks ne kartą turbūt keisti ir savo profesiją, galbūt ir gyvenamąją vietą. Ir mums tai dar nėra savaime suprantami dalykai. Tai galvoju, kad tokia Arūno Valinsko patirtis, jį gali kažkaip tai rasti, kokios mano kertelės vidinės, kokios jos turėtų pasiduoti mano kūrybai, kad aš kurčiau ne tik aplink save, bet ir save. Gerai, sutarėm? Gerai, sutarėm labai. Labai įdomus kampas, tai žiūrėsim, ką jūs čia iš manęs išspausit. Aš dabar kaip citrina jūsų rankose, spauskit, kiek galit. Gerai. Tai Arūnas jaunuolis, medalininkas, baigė mokyklą ir nutarė studijuoti teisės. Aš turėjau du pasirinkimus. Vienas buvo architektūra, kitas buvo teisė. Nes aš dar 6 klasiai, dar būdamas 5 klasiai, pradėjau daryti už pinigus vyresnių klasių moksleiviams brėžinius, nes aš turėjau tikrai gerą ranką ir gerą akį. Ir būdavo mano toks pirmas, uždarbis. Taip, 20 kapeikų už brėžinį, jeigu gaudavo 5. Tai buvo taip. Ir man tada tokia buvo pasirinkimo kryžkelė, ar į architektūrą, ar į teisę, nes man ir ten užteko vieno egzamino, kadangi aš buvau baigęs aukso medaliu, užteko išlaikyti lietuvių kalbą. Pirmą egzaminą 5 ir tada jau tu jau laikydavaisi įstojęs. Tai aš kažkaip pasirinkau teisę. Gal todėl, kad man jinai pasirodė labiau intriguojanti ir įdomesnė. Aišku, architektūra, visi mes žinome, tai yra sustingusi muzika, taip vadina architektūra. Ir jinai, negalima sakyti, kad labiau kūrybinga už teisę, nes teisė irgi labai kūrybiškas procesas, jeigu tu nežiūri į ją sausai. Nes ten ir matematika, ir kūryba, viskas viename. Atrodo nelabai giminingos tos meno ir mokslo šakos, bet aš pasirinkau būtent teisę. Teisė taip. Kaip menas skamba jau pakankamai. Taip, nes yra lotyniškas posakis, kuris buvo užrašytas ant teisės fakulteto durų, virš durų, jus est ars equi et boni. Teisė yra gėrio ir lygybės menas. Ars. Taip, iš tiesų taip ir yra. Ir kaip tada įsivaizdavo Arūnas savo būsimą teisininko karjerą, kelią, kame tas menas turėjo būti, ką jis turėjo kurti? Žinot, kai įstoji ir susiduri su ta kasdienybė, tai tos svajonės jos kažkur, jos nedingsta, bet pasėdida kažkur šiek tiek toliau į kitą stalčiuką. Nes jūs pati puikiai žinote, kad ta ekonomistė jumise prabudo šiek tiek vėliau, o tik įstojus ten buvo visokia velniava galvoje, nes mes buvom jauni, mes buvom studentai ir labai dažnai mums norėjosi ne tiek studijuoti, kiek studentauti. Tai čia visiems neišvengiamai taip yra. Ir tas dalykas, kiek tu esi reiklus savo, nes tau vis tiek tą jaunystę norisi ir pašėliot ir tų mokslų kažkaip neužmest. Tai aš tikrai labai domėjausi. Aš pasirinkau baudžiamąją specializaciją, nes mūsų buvo valstiečiai, baudžiauninkai
ir ūkininkai. Taip, mes taip vadinomės. Tai valstiečiai tai buvo valstybės teisės, valstybininkai. Civilinė tai buvo ūkininkai, ūkinė teisė. Ir baudžiauninkai tai buvo baudžiamosios teisės. Tai aš buvau baudžiamosios teisės ir galų gale po to aš jau baigiau ir tapau baudžiamosios teisės magistru. Bet labai patiko mokslas, ypač pats pirmas kursas, kai yra dedami pagrindai. Ten jau net nepriklauso nuo specializacijos, bet yra valstybės ir teisės teorija, tai yra pagrindų pagrindas visų teisės mokslų. Tai tikrai man pačiam buvo labai įdomu. Aš lygi šiol esu smalsus ir aš mokiausi ne už tai, kad aš buvau įstojęs, o už tai, kad man buvo įdomu. Ir mūsų 100 buvo mūsų kurse, buvo 4 grupės po 25 ir aš po pirmo kurso buvau pirmajam 5-tuke pagal pažangumą, nes aš tikrai gerai mokiausi. Lengvai mokėtės turbūt. Tai dabar turiu tokią nuojautą, kad Arūnas kaip valstybininkas turbūt buvo iš dalies suformuotas būtent tų pirmų studijų metų, kai reikėjo labai rimtai pažvelgti į mūsų valstybės pamatus ir tai turbūt kaip tik sutapo jau arba su nepriklausomybė, arba buvo jau arti nepriklausomybės, kai jau mes visi pradėjom svajoti apie tai, kokiagi gali būti ta mūsų valstybė savarankiška. O tos svajonės jos lyg ir buvo, tas grūdas, ko gero, buvo kažkur pasėtas, bet dar jis nebuvo pradėjęs dygti. Nes aš įstojau 84 metais, tai dar iki sąjūdžio dar buvo reikalų. Tai net ir perestroika dar buvo tik pakeliui. Taip. Tai čia dar Andropovas buvo 84. Ir po to prasidėjo tokie dalykai. Teisės fakultetas apskritai būdavo labai smarkiai prižiūrimas tų specialiųjų organų, KGB ir taip toliau, už tai, kad šis mokslo įstaiga ruošia kadrus, taip, nes kiti eidavo į tardytojus, kiti prokurorus ir taip toliau, jie buvo ruošiami kaip teisinio tarybų Lietuvos stuburo slanksteliai, nes vieni eidavo, aišku, į advokatūrą irgi ne bet kas pakliūdavo. Tai tais laikais dar buvogi paskirimų sistema, kad tu baigi ir pagal pažangumą ten surašo nuo 1 iki 100. Ir kur Arūnas buvo? Aš nebaigiau. Va šitoj vietoj prasidėjo mano pirmoji transformacija, nes man tikrai gerai mokantis, mes antram kurse turėjom ginti teisės fakulteto garbę, nes tais laikais būdavo, kad geriausia to fakulteto, to kurso grupė jau 2 metais turėdavo paruošti kažkokią programą ir buvo iš viso 11 fakultetų tuo metu ir mes buvom geriausia teisės fakulteto pirmakursių grupė iš 4 ir atėjo komjaunimo sekretorius ir pasakė, jums suteikiama garbė, nes pagal pažangumą, pagal lankomumą, aktyvumą ir taip toliau, jūs esat geriausi. Tai pažiūrėjo, tai kas čia imasi. Tai tada sakau, gerai, mes kažką čia sugalvosim. Ir mes tai kažkokią saviveiklą reikėjo. Taip, reikėjo paruošti maždaug 10-15 minučių programą ir ten susirinko mūsų 7 iš mūsų 3 grupės. Tam 7-tuke buvo dabartiniai prokurorai, profesoriai, daktarai habilituoti, baudžiamo kodekso kūrėjai ir korifėjai. Ir taip toliau. Ir mes pasirodėm. Aišku, kaip reikėjo paruošti tą programą, mes ją tokį tam paruošėm, bet galvojom, sueis. Bet sekretoriai, šitie komjaunimo sekretorius su savo kolegomis nelabai pasitikėjo ir gerai darė. Perklausė iš anksto. Peržiūrėt, galėt. Atėjom auditoriją tokią, panašiai kaip šitą studiją. Jūs čia parodykit, ką rodysit. Ir mes ten nusprendėm, kad parodom ne viską. Ir parodėm, tai pažiūrėjo, bet kai ne viską rodė, tai taip, bet bus gerai. Ir tada mes jau išėjom 7 ir pasirodėm pirmą kartą. Tai įvyko 85 metų lapkričio 19 dieną, toj vadinamoj Arklidėj, ta Amikos diskotekų salėje prie Kamčiatkos. Ir ten buvo pirmas mūsų toks išėjimas į sceną.
Aišku, mes užėmėm pirmą vietą ir tada, kaip sakoma, tas dviratis ir pariedėjo. Ir viskas susidėliojo taip, kad pradėjo koncertai, jų pradėjo dažnėti, daugėti ir trečiam kurse jau pradėjo koncertai trukdyti mokslams. Ir taip nutiko, aš apie tai esu ne kartą sakęs, bet gal kažkas išgirs pirmą kartą, mane išmetė iš universiteto su tokiu įrašu. Už dokumentų klastojimą ir elgesį nesuderinamą su tarybinio studento vardu pašalinti Arūną Valinską iš Teisės fakulteto. O viskas ten buvo labai trumpai pasakojant. Pirmadienį mes turėdavom karinę katedrą. Ir ten reikėdavo jau 8 ryto, ar net pusę 8. Jau ne, reikiuotė. Perina, paskui ten perskaito, kas atvyko ir taip toliau. Ir po to visą dieną yra užsiėmimai. Arba ten, arba važiuojame į poligoną. Visko būdavo. O mes jau buvom pradėję smarkiai koncertuoti ir tie koncertai būdavo, tarkim, savaitgalį. Penktadienį, šeštadienį, sekmadienį. Dar neturėjom savo automobilių. Ir visos kelionės pirmyn atgal vykdavo arba autobusu, arba neretai traukiniu. Tai įsivaizduokit, tarkim, tu Šiauliuose koncertuoji nuo 9 vakaro, koncertas baigėsi, susirinkit daiktus 10, pusė 11 bėgte vos ne į traukinį, grįžti į Vilnių apie 4, kol parsibeldi namo jau beveik ir 5, nu kur tu ten eisi pirmadienį į tą katedrą. Ir kai praleidi iš eilės 6 pirmadienius, tada tenka klastot dokumentus. Tada reikia atnešti pateisinamą dokumentą. O visi sukdavosi kaip gali. Medikai praleidę, jie neždavo med pažymas tenais iš pažįstamų, kad ten sirgo ar dar kažką darė. O jūs iš prokuratūros? Ne, o aš turėjau tokią pažįstamą sekretorę, labai šauni, labai gražiai mergina, dirbo viename iš Vilniaus teismų. Aš paprašiau, jinai parašė pažymą, kad studentas Arūnas Valinskas 6 pirmadienius iš eilės dalyvavo civilinės bylos klausimuose ir posėdžiuose teisme ir viskas. Kaip praktikantas ar kaip liudytojas? Ne, kaip liudytojas. Kaip liudytojas. Aha, jo. Nes kokia praktika, kai reikia užsiiminėti karinę katedrą, šventas reikalas jiems buvo. Ir žinot, pas mus buvo toks senas mūsų kuratorius, kaip dabar atsimenu, papulkininkis Galimonas, pavardė buvo Galimon. Ir jam tos pažymos viskas gerai, bet jis išėjo į pensiją. Ir kažkas patikrino. Ir atėjo naujas toksai žvitrus majoras. Ir jam reikia kažkaip užsirekomenduoti. Nu, jis pradėjo tikrinti, ir ką čia tas Valinskas 6 pirmadienius iš eilės. Jis paskambino teismo pirmininkui. Ir jis sako, nu tai žinokit, kad čia jokios nei civilinės bylos, nei liudytojo Valinsko nėra, niekada nebuvo. Aha. Nu, ir tada baigėsi, kad mane išmetė iš fakulteto. Po to aš grįžau. Bet aš dar tėvam nesakiau. Aš dar pusę metų išeidavau iš namų tarsi į paskaitas. Žinau tokių. Žinot. Bet Vilnius mažas miestas, tai va sužinojo. Bet jau tada buvo pradėjusi vykti ta transformacija iš to perspektyvaus teisininko į tą šoumeną, nes jau mes buvom scenoj tie, ne tai kad senbuviai, bet jau prasidėjo mūsų tas kilimas į kalną. Tai čia tokia likimo ironija, kad jūs pakvietė ten kaip pažangiausius ir galiausiai per tą visą patirtį išmetė iš universiteto. Taip, šitą vietoje gali didžiuodamas įsakyti, va, aš nukentėjau nuo sovietinės kariuomenės. Bet tai čia, aišku, tai vaikų žaidimai. Ir kai tie koncertai pasidarė jau tokie dažni, tai tiesiog mes tą 7 susirinkom ir sakau, žiūrėkit, problema ta, kad arba pasirenkam mokslus, arba koncertus. Ir tada iš 7 mūsų liko 3 ir tada jau prasidėjo tas realus tikras darbas. Nes Valinskienė tekėjo už manęs, kaip už perspektyvaus būsimo teisininko. Būsimo generolo. Nebūtų generolo, bet jinai įsivaizdavo, netgi tais laikais būdavo viena iš tokių, jau prestižinių svajonių. Tai, kad tu baigi, tarkim, teisę ir paskui, jeigu tu gerais pažymiais, aš mokiausi tikrai gerai, netgi buvo galima gauti siuntimą į MIMO, į Maskvą, kur tarptautinių santykių institutas.
Jo, kur jau galėjai paskui važiuoti ir ambasadoriauti ir visai po visą pasaulį. Taip. Tai buvo Tai buvo Moskovský labai institut международных отношений, tarptautinių santykių mygimo. Jo. Tai tais laikais tikrai tie, kurie gerai mokydavosi, jie turėdavo galvoj tokią galimybę. Bet nelabai mes būtumėm paėję, nes mes kai pradėjom koncertuoti, tai mes pasisakydavom prieš tą prieš valdžią, prieš sovietus, prieš rusus, prieš visą kitą. Ir mūsų 25 grupėje buvo, mes tikrai žinom, 2 saugumiečiai, kurie tiesiog visą laiką informuodavo, kokios studentų nuotaikos. Tai iš tiesų buvo normali praktika, nes, kaip sakau, teisininkai buvo vieni iš tų būsimųjų. Labiausiai prižiūrimų. Taip. Kad ten nebūtų, nevyktų, nes jiems reikėjo tapti būtent tarybinės valstybės teisinių pagrindų ateityje. Prokurorais, tardytojais ir taip toliau. Tai mūsų bylos jau buvo užvestos ir ten apie jokią perspektyvą. Jeigu nesąjūdis, mes tikrai būtumėm gavę vilko bilietus, net jeigu būtumėm ir baigę. Bet aš jau baigiau nepriklausomai Lietuvoje. Kaip tik norėjau klausti apie santykį su sąjūdžiu, bet dar prieš tai gal po padidinamųjų stiklų galim prisiminti tą vidinį išgyvenimą, kai jau teko, ir tėvam, ir savo pripažinti, kad mano kelias kardinaliai keičiasi. Ar tai buvo jau toks, tiek to, ar visgi buvo tikrai tas pasiryžimas, noras, aistra? Aš žinau, kad aš viską darau su aistra, nes aš ir su žmonėm kalbėdamas, ir su jaunimu dažnai bendraudamas, aš stengiuosi juos užkrėsti to tiesiog optimizmu, noro gyventi smalsumu, nes, kaip sakau, kol gyvi, būkime karštakošiai. Nes kai vieną kartą atšalsim, tai būsim šaltakošiai visą likusį visatos laiką. Tai tas azartas, gyvent, smalsumas, jis buvo ar man studijuojant teisėj, ar pradėjus koncertuot. Supraskit vieną dalyką, tada atsirado tų galimybių, apie kurias mes baigdami mokyklą net negalėjom pasvajoti. Taip. Kad tu galėsi išeiti į sceną ir galėsi sakyti tai, ką nori. Kad tu pateksi į televiziją, tapti televizijos laidų vedėjų būdavo ko gero mažesnis šansas, kaip mes juokaudavom, negu patekti į Sovietų Sąjungos kosmonautų būrį. Tai iš tiesų, ir kai tai atsirado, tai labai daug dalykų buvo ne pagal vadovėlius, nes kaip yra ekonomistai, ką jie gali padaryti? Jie, kai tą literatūrą jau gauna visą ten nuo Adamo Smito iki visų kitų ten klasių, jiems tiesiog reikia ją turėti ir gauti. Bet norint ją pritaikyti to laukinio virsmo sąlygomis, jinai negalioja. Viską reikia daryti čia bandymų ir šūvių pro šalį metodu. Lygiai tas pats buvo ir mums koncertuojant. Iš pradžių tu nesuprasdavai, ką gali sakyti, ko negali. Paskui supratom, kad galim viską sakyti. Ir daugiau reikia, ir stipriau. Ir po to tu supranti, kad viskas verčiasi. Tas, kuris anksčiau buvo teisiamas pagal baudžiamų kodeksą kaip spekuliantas, tapo verslininku, kooperatininku ir taip toliau. Tas visas dalykas, ypač jauniems žmonėms pagal galimybės, visų pirma, darėsi galimybės ne scenoje, o virsmas galvoj. Nes mes perėjom iš vienos santvarkos į kitą, ir tas perėjimo laikotarpis buvo labai skaudus ir netikėtas. Tas laukiniai vakarai, kaip mes vadindavom, ir privatizacijos laikai, jie buvo tokie nebereikalo, net Rusijoje vis vadinate, kad jie lichije 90-ieji, tai ir Lietuvoje iš dalies buvo. Ir prisiminkim, kad mes dar turėjom ir kitų problemų, nes mes perėjom ne tik iš vienos sistemos į kitą, mes iš vienos okupacinės sistemos išsiveržėm į visai erdvę kitą, atsivėrė dar kitos galimybės. Ir kai visa tai užgriūna jaunus žmonės, tikrai ne visi su tais dalykais susitvarko. Tai va čia tas buvo virsmas, kur tu nepriklausomai nuo tavęs, tu tapai kažkoks kitoks. O gal tai, kas buvo pasėta, galų gale sudygo ir tapo tuo. Tai šitoje vietoje čia visuomet yra istorijoje klausimas, ar žmogus,
kuria istoriją, ar tas istorinis laikotarpis kuria žmogų. Čia vis istorikai ginčinasi. Ar būtų buvusi tokia Prancūzija, jeigu nebūtų buvę Napoleono? Ir atvirkščiai, ar būtų buvęs Napoleonas, jeigu nebūtų įvykusi didžioji Prancūzijos revoliucija? Tai reikia imti kaip visumą. Ir aš toj visumoje sakau, kad ačiū, kad aš gimiau pačiu laiku. Prisijungiu prie to, nes aš irgi lygiai taip pat jaučiuosi ir manau, kad būčiau labai, labai pasimetusi gyvenime arba kažkokia labai kontra valstybiška. Antivalstybinis elementas būtumėt. Jo, nes iš tiesų man buvo nelabai lengva, aš netgi ir iš mokyklos išėjau po 8 klasės, nes buvo ta varža tokia buvo per didelė. Ir paskui iš tiesų tas oras visas ir ekonomika, jinai gimė galbūt netgi ne tiek galvose, kiek reikėjo organiškai suvokti, kaip žmogus turi gyventi, kaip turi kurtis tie ekonominiai santykiai. Ir man tai buvo gražu ir kai aš savo protų priejau prie to, kad turi būti privati nuosavybė, analizuodama ten tos ekonominius santykius ir tą hozraščiotą, kuris ten turėjo būti vis geresnis ir kai tu pradedi gilintis ir tu suvoki, turi būti privati nuosavybė. Ir kitaip nevažiuoja tie ekonominiai santykiai. Bet sutikėt, tai buvo istorijoje pirmasis virsmas, nes iš kapitalizmo į socializmą kūrimą buvo virsmas. O čia pirmą kartą. Taip. Ir mes buvome to epicentre. Tai šitoje vietoje galim prieš savo vaikus ir anūkus užsidėti pliusą. Taip, nes iš tiesų reikėjo viską suvokti ir labai greitai suvokti. Taip. Ir dar ir kurti valstybę, nes mes ir ėmėmės atsakomybės kurti institucinius pagrindus, kad tokie kaip Arūnas Valinskas galėtų veikti teisėtai, kad jau iš tos saviveiklinės veiklos kažkada turbūt atsirado jau ir įmonės, ir jau kažkokie legalūs sandoriai ir panašiai, ne tik tai grynieji. Tai visam tam reikėjo sukurti ekonominę, institucinę, teisinę bazę ir aš nebūdama teisininkė savo rankom parašiau nemažai įstatymų, kad žmonės galėtų veikti būtent nelaukiniu būdu, kad atsirastų nuosavybės apsauga, kad atsirastų tų mūsų civilinių santykių kažkokie tai rėmai. Ir visą tai mes sukūrėm labai greitai. Ir kuriant tai, be jokios abejonės, būdavo daroma ir klaidų, nes be šito neįmanoma. Neklysta tik tie, kurie nedirba. Ir teisė, ar sąlygoja ir apibrėžia ekonominius santykius, ar tarpusavio visuomenės narių santykius, civilinius, baudžiamosios teisės santykius, bet teisė visuomet eina iš paskui visuomenės santykius, nes pirmiausia atsiranda santykio pokytis ir tada reikia jį įforminti. Bet tie pokyčiai buvo tokie drastiški, kad kartais žmonės nesuprasdavo, teisės kūrėjai, ekonomistai nesuprasdavo, nuo kurio galo ir ką daryti, kaip tai reikia sutvarkyti, nes labai smagu žiūrėti, kaip ten viskas veikia Vokietijoje, dar kažkur. Tos demokratijos, ta pati Jungtinė karalystė, jos skaičiuoja 1000 metų. Taip. Kai karta iš kartos, 10, 15 kartų, šimtmečiais turi tą patį turtą, valdo ir taip toliau. Taip. O čia viskas sugriūna, tuo labiau, kad tie patys buvę mūsų okupantai tikrai nebuvo geranoriški. Ir aš atsimenu mūsų ekonominius kai kurių dalykų, sakysim, sprendimus, nes mes pinigų turėjom jau tada tiek. Bet mes statėm su Gintaro Ruplėno namą prie Žaliųjų ežerų dviese blokuota, dviejų galų. Ir grįždam iš koncerto, pinigų ten tos mūsų kaip pilnos tašės, reikia blokų nusipirkti. Nusipirkam tos blokus, sumokėję ten keliagubai daugiau. Ir kaip tik buvo ekonominė blokada. Ir reikia tos blokus sudėti. Taip. Ir reikia tos blokus iškrauti. Kranai stovi. Privažiuoja prie to kranisto, ar galite iškrauti? O jūs sako, jūs dizelio turit? Ne. Tai tada nieko neišeis. Tada mes važiuojam į Naująją Vilnią, jis turėjo ten kažkokį tolimą pažįstamą ar giminaitį, kuris dirbo mašinistu. Ir mes
jam sumokam pinigus ir... Iš kažkokios gamyklos? Ne, iš šilumvežio. Išleidžiam nuo pylimo, susinešiojam tą saliarką, dizeliną, susimokam tam, mes taip sakysim, įsigydavom, nors ir nelegaliai, bet mums labai reikėjo. Ir tada mes išdidžiai privažiuojam prie kranisto, ar blokus galite iškrauti, o jūs turite dizelio? Turim. Tai va, tas natūrinių mainų variantas iš tiesų jis buvo toks ir pinigai tik iš dalies atlikdavo tarpininko funkciją. Nes paskui atsirado ir tie vagnoriukai ir taip toliau. Tai šitą dalyką, kai papasakoji vaikams, jie taip lyg kaip kažkur girdėdavom, nes jau ir vaikai buvo atsiradę, kad ten tėvai šnekėdavosi. Bet anūkai net neįsivaizduoja. Kaip pasakai, kad buvo toks aparatas, faksas, kuris mums atrodė stebuklingas. Ne paksas, o faksas. Kaip pasakai faksas, tai čia paksas? Ne, čia ne tas. Čia būdavo, kur įkeši popierių ir tau jisai įkeši Vilniui, o Klaipėdo išlenda. Bet faksas iš tiesų gana greitai išnyko iš mūsų gyvenimo. Atrodo, kad ir nebuvo. Ar ne kažkaip? Taip. Bet savo laiku jis buvo toks pats stebuklas, kaip po fakso atsirado e-mailas. Wow. Tai iš tiesų buvo tokie dalykai, kurie, kad ir simboliškai, bet žymėjo tam tikrus taškus mūsų valstybėje. Ir be jokios abejonės kiekvieno tos valstybės piliečio gyvenime. Nes valstybės gyvoja 100,000 metų, o žmogus gyvena vieną kartą ir jis nori būti laimingas čia ir dabar. Ir čia nieko nepadarys. Jokie ekonomikos dėsniai šito nepaneigs. Jeigu e-mailai yra progreso vaisiai, tai vis dėlto tas užsimintas dizelino gavimas, tai iš tiesų dalykai, kuriuos reikia turbūt priminti jaunai kartai, nes atrodo, tai kas čia valstybė šiek tiek pareguliuos kainas dabar, šiek tiek ten geriau bus. Ne, brangieji, bus taip, kad iš vis nebus ir kad tu turėsi ieškoti pažįstamų kažkur tai, kad kažką tai galėtum gauti. Kažkas gaus daugiau, kiti negaus nieko. Ar ne, ir bus laikomi ant bado dietos. Ir tai buvo realybė, kurioje mes augom. Ir dėl to mūsų, aišku, tas toks vertelgiškas toks protas. Mes greičiau susigaudom. Taip, ir mes žinom, kaip išspręsti tai. Nes jeigu tu nesprendi, tai blokai savo, pinigai savo ir tie dalykai niekaip neneša tau jokios naudos ir vertės. Tai čia turbūt buvo didžiausias iš tiesų proveržis, jau 2-3 metai, 4 ir paskui staiga viską gali nupirkti už pinigus. Kodėl? Kainos, visus tos neužimtus tos tarpus užima, siunčia informaciją, kad čia reikia dizelino, čia reikia blokų ir nereikia pačiam visko rūpintis, ar ne, tau užtenka uždirbti pinigus ir viskas suveikia. Tai čia turbūt yra ta ekonomikos abėcėlė, kuri yra antiek paprasta, bet kai sugriaunama ekonomika, nieko nėra. Taip, ir šitoje vietoje mes tada su Gintaru, kaip juokavo, mes jau buvom sukūrę save tais estrados artistais, bet mes save sukūrėm kaip verslininkai, kaip kažkokie tie laukinių vakarų ekonomistai, nes atsimenu, mes padarėm tokį dalyką, mums reikėjo uždengti stogą namo. O skarda, ją reikėjo ne tik gauti, bet jinai kainavo, jeigu permokė gauni. Ir mes važiavome į koncertą į Didžiąją Britaniją, į Jungtinę Karalystę. Su Trimitu mes turėjom programą ir jie dalyvavo tokiam pučiamųjų trimitų festivalyje, o mes buvome tos programos dalis, nes mes buvom paruošę koncertinę programą Lietuvoje, mes su jais koncertavom. Ir po to, kai važiuoti reikėjo į Angliją, tai mes... Angliškai? Angliškai. Wow. Ir kaip sakė tie... Su anglišku humoru? Tie žmonės, pas kuriuos mes gyvenam, sako, tai jūsų lietuvių kalba taip į anglų panaši. Tai tokie humoristiniai vaizdeliai. Ne viską jie suprato, kodėl, kažkur, bet visai gerai. Ir tada, jau ten tiek, didžioji dalis muzikantų, Trimito, jie buvę užsienyje. Tai Vokietijoje važiuodavo, ten tie orkestrai dalyvaudavo, ypač populiarus žanras yra Anglijai. Ir žinojo, kad yra einamiausios prekės. Tai yra ikrai, juodieji,
ir cigarai. Ir, Kubietiški turbūt. Kubietiški. Ir mano mama, kaip dabar pamenu, gavo ten per pažintis, per blatus, tos visus, nes dabar jaunimas nežino 2 žodžių, blatas ir deficitas, nes, kažkur girdėjo. Tai Romeo ir Džiuljeta buvo 20 cigarų dėžutė, kainavo 63 rublius, kaip dabar atsimenu. Tai pusė atlyginimo maždaug. Maždaug. Jau galbūt šiek tiek daugiau buvo tie padidėję atlyginimai, bet mums ten po visų kitų dalykų galų gale pasisekė juos parduoti po 1 svarą už cigarą. O kursas buvo kosminis. Taip, bet mes ten vaikščiom po tą turgų, po visų pasirodymų Londono ir galų gale įsūdėm visus, pardavėm ir paskui išeidinėjom iš turgaus, užeinam į tą pirmą krautuvėlę, kurios savininkas pirmasis nusipirko ten pabandymų ir žiūrim, tie cigarai jau sudėti ir kaina 5 svarai. Wow. O, va čia rinkos ekonomika. Bet mums užteko tų 2 tašių, krepšių reikėtų sakyti, bet ten buvo tašės, uždengti didžiulį visą namo stogą ir dar liko. Tai įsivaizduokit, iš 2 tašių cigarų. Todėl, kad ištekliai dar buvo nelabai brangus. Taip, tas netitikimas realus buvo. Jo, va čia disproporcijos, ne? Nes į Kubą iš Sovietų Sąjungos tie cigarai keliaudavo kaip iš dalies kaip kompensacija tikrai nebrangus, nes sovietai labai daug investavo į Kubą ir tą patį, sakysim, visą ir ginklus, ir pinigus, ir valiutą, ir ten atsiųsdavo kubietiško cukraus ir, aišku, cigarų, ir Havana klubo šito likerio. Tai atsimenu, kad išsirikiuodavo eilės prie Vilniaus dabartinės gatvės, ten buvo alkoholinių gėrimų parduotuvė, kai užvežė Havanos. Wow! Nes tas saldus, tas toksai ten likeris, Romo likeris kažkoks, nežinau. Bet visą laiką būdavo smagu gauti to, ko labai sunku gauti ir ko kiti neturi. Tai mes čia užkabinom tokių netikėtų klodų, kad iš tiesų kiekviena turistinė kelionė ar kažkokia kelionė į užsienį tais laikais didelė dalimi turėjo tą palydovą išnešti kažką, ką čia galima nusipirkti už kapeikas ar už rublius, ten parduoti, kad tu galėtum ten jaustis kažkokiu žmogumi, nes jeigu tu ten nusiveštum, nežinau, tos $10, kurios čia galėjai galbūt iš savo atlyginimo iškeisti, tai tau pavalgyti jų neužtektų, ar ne? O taip jau galėjai parsivežti vaikams, žmonai jau kažkokių lauktuvių, čia ir stogui užsidirbo. Stogui, bet... Stogas čia buvo šiek tiek vėliau, bet dar sovietiniais metais, nes mes pradėjome 85 koncertuoti ir tai vyko, ko gero, 87, gal 88. Koncertavomės Klaipėdai ir po koncerto, jau mes aštriai jau dėjom tenais ir apie tuos rusakalbius, kurie 50 ir daugiau metų pragyvena Lietuvoje ir neišmoksta ne vieno žodžio lietuviškai, išskyrus harošai, lašiniai, vkusnai dešra. Tai ten tais laikais salė būdavo atsistoję. Ir prie mūsų po koncerto Klaipėdos Žvejų rūmuose, kuriuose visai neseniai buvom su spektakliu, tikrai tais laikais tai buvo viena iš didžiųjų salių Lietuvoje, o Klaipėdai didžiausia. 1100 vietų, tai kažkas tokio. Prisiminkim, kad arenų nebuvo. Buvo Vilniaus sporto rūmai, Kauno halė ir salė virš 1000 vietų, tai jau buvo kažkas tokio. Priėjo kažkoks vienas veikėjas, toks įdomus prisistatė ir padavė savo vizitinę, sako, ar galite rytoj užeiti? Galim pasimatyti, sako, aš malonu, aš kavutę pavaišinsiu, visą kitą. Jis paliko vizitinę ir susitarėm kokią 11 susitikti. Ir išėjo. Ir mūsų koncerto organizatorius, klaipėdietis, toksai Guzauskas Algirdas, sako, jūs žinot, kas čia toks buvo? Ne. Ten Klaipėdoj, kadangi jis buvo toks, sakysim, mainų miestas, jūreivių miestas, buvo tokia bazė, kuri vadinosi Vniešposiltorgių. Tai buvo rojaus lopinėlis kaip atskira valstybė, ne Lietuvoje, bet pačioj Klaipėdoj. Taip. Tai sako, čia šito Vniešposiltorgo vadas yra ir praktiškai po pirmo sekretoriaus Klaipėdoje šitas žmogus yra pats galingiausias. Eikit,
Tai sako, jūs Ir ko nueikit. jis norėjo? Jis pasikvietė pas mus. Jis sako, man labai patiko jūsų drąsa, į tokias pareigas siūsdavo tik tai saugumiečius ir jau nusipelniusius. Čia būdavo kaip saugumiečiams nusipelnęs ir būsi pensijoje, pasėdėsi, tau visą. Tu prižiūri šitas gerybės, prižiūri auksinę žąsį visą. Nes tu sprendi, kas pas tave gali ateiti, kas negali. Taip, sako, tai žinokit, man taip patiko, jūs už drąsą, už visą kitą. Ir ar pinigų pasiėmėt? Taip. Gerai, pažiūrėsime. Gerai, po kavos dar jūs papilsite, kaip dabar atsimenu, tais laikais deficitinės Maskovskaja, degtinės, šaltos tokios. Ir sako, einam į sandėlį. Mes einam į tą sandėlį ir įsivaizduokit, taip, dabar mes kaip einam į Akropolį, mes net nepastebim. O ten buvo ne Akropolis, ten buvo tokios labai tvarkingai sudėliotos lentynos, ilgos, kelių aukštų ir jų būdavo tikrai daug. Ir ten stovėjo viskas. Nuo užsienietiškų magnetofonų iki kvepalų. Tik norėjau sakyti, kvepalai. Klimat, tai būtent ir Chanel 5. Ir ten nuo gėrimų visokiausių, kur mes nebuvom matę, tik per Marlboro cigaretės, iki buitinės technikos ir viskas būtent ten. Tai sako, rinkitės. Ir tada mes supratom, kad pinigų pasiėmėm per mažai. Tai šitoj vietoj mes jautėmės tokie, studentai, įsivaizduokit, dar tie pinigai, jų atrodo, kad turi daug, bet neturi pasirinkimo. Ir kai pamatai, kaip iš tiesų kažkur yra, va čia pat, tu pro tą pastatą pravažiuoji ir neįsivaizduoji, kad va čia. Ir tada mes pasijutom, žinot kaip kas? Matėt animacinį filmą Ledynmetis apie mamutą menį ir tą. Ir ten vienas vaizdas yra, kai voveriukas patenka į rojų ir ten daug gilių. Ir jis nori paskutinės gilės. Jis nori visas tas gėlės. Visas. Ja. Tai mes pasijutom, kad tas voveriukas patekęs į gilių rojų. Nes ten iš tiesų buvo va tas. Tu peržengi, dabar žmonės nelabai supranta to dalyko ir ačiū Dievui. Bet įsivaizduokit, tu atvažiuoji tą tokią pakiužusią mašiną, nes buvo jos tokios, kokias mes galėjom nusipirkti jau dėvėtas. Iš tos realybės, kuri yra va čia tie tokie autobusai, visai, ir iš tos dar labai didelė dalim sovietinės buvo realybės. Tu patenki kaip į kitą matavimą, į kitą dimensiją ir supranti, kad realybė gali būti kitokia, negu mes tą, kurią palikom. Ir įsivaizduokit, mes pas savo žmonas, Inga Klaipėdietė, aš pirmas grįžau, grįžtam iš ten su tais kvepalais, tokiais dovanų, ten dar kažko, ten tokie ir megztukai, ten visokie, ten drabužiai, kur net nematęs. Taip. Ir taip supranti, palauk, gerai, kad tie įrodymai yra, kad mes buvom. Nes atrodytų, kad tai buvo sapnas. Bet kažkas turėjo prie jų prieimą. Ir va tie žmonės, kurie sako, kad tai buvo teisingi laikai. Taip, kažkas visą laiką gyveno tame rojuje, o liaudį kvailino, ar ne? Taip. Ir mes gyvenom nuo algos iki algos ir ten tos kaulus turėjai parduotuvę ar kažką tai nusipirkti. Moterį mane, kad išvirt vaikams sultinuką. Taip. Per naujaką, ne per kalėdas. Ir visada tai baigėsi. Komunizmo pergalė visada yra tokio skonio. Tai va tas virsmas, iš tiesų, mes galim kalbėti apie mūsų profesijas, bet tų virsmų aš gyvenime esu turėjęs tikrai daug ir galiu pasakyti, kad ko gero dėl jų tas gyvenimas yra toks įdomus. Pažiūrėkit, kiek mes turėjome virsmų. Tiesiog lūžių, ne? Mes gimėm vienoj ekonominiai sistemoje. Dabar gyvenam kitoj, tas buvo didysis lūžis. Dar ir kūrėm ją. Tai politinis lūžis. Mes gyvėm okupuotoj Lietuvoje, gyvenam laisvoje. Mes gyvename 2000 mečių sandūroje, iš 1000 perėjome į kitą.
Mes gyvenam tuo metu, kai Lietuva šventė 1900 metais pirmą kartą Lietuvos vardo paminėjimą, tai buvo 29. Mes 10 metais šventėm Žalgirio mūšio 600 metų. Mes, nors, kaip sakoma, kiekviena karta turi savo Žalgirio mūšį, tai aš manau, kad mūsų sausio 13 ir buvo mūsų kartos sausio mūšis. Tai tų lūžių buvo tiek daug ir dabar yra tas ilgas ir užsitęsęs vertybinis lūžis tarp tos ankstesnės galimybių Lietuvos, kad yra jau laisvos, ir tarp tos, kur praktiškai mes dabar gyvenam iš tiesų taip gerai kaip niekad, bet viduje dar to transformacijos nėra. Ir žmogus vietoj to, kad gyventų laimingai, jis galvoja, nu kas kaltas, kad aš blogai gyvenu. Reikia galvoti, ką daryti, kad aš gyvenčiau gerai. Ir turbūt tai buvo mąstymai, kurie Arūną nuvedė į politiką. Ir aš mąstau apie tai, nu kaip tas buvimas tokių politinių satyrikų, iš dalies galbūt tokių ir juokdarių. Koks virsmas turėjo įvykti, kad pats apsispręstum, kad dabar pats tapsiu tuo, kuris čia turi užtikrinti tą tvarką? Pagrindinis dalykas, jeigu ir nepaklausit, tai pasakysiu, jeigu paklausit, tai atsakysiu anksčiau. Svarbiausia, kad žmogus, kuris nebijo transformacijų, tų metamorfozių, aišku, blogai tokia metamorfozė kaip Kafkos, kur paversti vabalu, tai tokių nedaug dėmė. Bet svarbiausia, ne kuo iš ko tu tampi, bet ar tu persineši anksčiau turėtas vertybės ir dvasinį stuburą, tą patį patriotizmą ir savo šalies meilę, ar tai lieka? Ar tiesiog su ta kita profesija staiga viskas išdulka ir tu tampi elementariu, na, tarkim, sakysim, korto šuleriu. Taip, paimkim pavyzdį. Tai tada jau tau nesvarbu, ar tu žmogų apgaudė, neapgaudė, tiesiog tu jauti, kad o čia aš galiu daug uždirbti. Tai apie tokius žmonės geriausiai pasako, žinot, tas senas barzdotas anekdotas, kai apie Čiapajevą ir Petką. Kai grįžta Čiapajevas su pinigų maišais, buvo Anglijoje, sako, nu kaip, iš kur tu tiek pinigų, sako, gavai. Nu tai mes ten su džentelmenės vieną vakarą susėdom kortom žaisti, ačko, nu 21. Ir ten žaidžiam mes ir staiga aš taip sakau, ponai džentelmenai, aš turiu ačko. Tai sako, mes džentelmenai tikim žodžiu, gali nerodyti. Вот sakot, nuo tada tut kartai pašla. Vat nuo čia Pėtka kartą ir paėjo. Tai va čia lygiai tas pats. Jeigu tu pereini iš vienos kokybės į kitą, iš vienos sistemos į kitą ir nepersineši to vertybinio stuburo, kuris turėtų būti užaugęs, tos vertybių sistemos, tai tas virsmas, kad ir kaip tu besidžiaugtum, bet jis tikrai tau neišeina į naudą ir anksčiau ir vėliau tu nusivilsi tuo. Nors gali būti, kad tu paskui spjauni visiškai į viską ir tau yra gerai taip, kaip yra. Man taip nebuvo. Aš buvau tas, kuris buvo sausio 13-ąją būtent parlamente ir tai buvo, galiu pasakyti, iš tiesų baisiausia naktis mano gyvenime, kai tu lauki ir nežinai, kaip čia viskas baigsis. Tai tie dalykai padaro tave paprasčiausiai, gal nepadaro, tiesiog užgrūdina tave kaip vertybininką, nes tos vertybės, tu jų vedamas ateini į tą patį parlamentą, tu buvai aplink parlamentą, tu buvai jame pačiame tą naktį ir juos tiesiog užsigrūdina. Tai kuo aš paskui bevirtau, visą laiką būdavo, ar tu koncertuoji, ar tu dirbi televizijoje, ar tu estradoj, ar scenoj, ar tu vaidini spektaklį, ar tu eini į politiką, vertybių skalė jinai nekito, jinai tik tai plėtėsi. Nes taip, plėtėsi pagal galimybių, nes tu turi prisiimti, kuo daugiau tu turi galimybių daryti poveikį žmonėms, ar tai įtaiga žodžiu, ar, sakysim, poveikiu iš televizijos, ar būdamas valdžios atstovas, tuo daugiau turi kelti savo reikalavimų. Tas vidinis cenzorius turi griežtėti savo paties atžvilgiu. Nes
kai tu pasileidi plaukus, kas man jau nebegrėsia, tai... Greitai išras kažkokius vaistus. Žinokit, man labai gerai, nes labai techniškai patogu. Tai šitoje vietoje tas ėjimas į politiką, žinot, gal jau tas šou biznis, šou pramogų verslas, bet žmonės geriau supranta šou biznis, jis ne tai, kad buvo nusibodęs, bet buvo tiek tapęs įpročiu, kad jau iššūkių nebuvo, vidinių, tobulėjimas irgi jau taip sustojęs. Taip, mes buvom populiariausia laida apskritai. Nemaža dalis Lietuvos apskritai galvodavo, kad LNK arba ten kitas kanalas yra mano nusavybė. Nes man teko dirbti prie visų kanalų, nuo Tele3, prasidėjo Tele3, tai bus TV3, po to LNK, BTV ir taip toliau. Tai aš juose visuose dirbau, juos kurdamas. Ir tada galvoju, jo. Bet labiausiai užknisdavo, kad nemažą dalį žmonių iš sporto, iš teatro scenos, ypač iš TV ekranų partijos prieš kiekvienus rinkimus kviesdavo į savo sąrašą. Taip. Ir aš sakydavau, kad, žiūrėkit, yra partinė struktūra, kaip eglutė, ne, partinės, socdemų eglutė, konservatorių eglutė, dar kažką. Ir jie nori prieš rinkimus prisikabinėti, taip, pasipūsti visokių žaisliukų. Tai vas žaisliukais tapdavo ten žmonės iš ekrano, sportininkai ir taip toliau. Ir tada aš kolegoms sakau, žiūrėkit, bet o kodėl patys žaisliukai negali sukurti savo partijos? Eglutės. Savo partijos, savo eglutę pasidarom. Ir taip ir atsitiko. Ir kai mes tapom, mes beje niekada nebuvom apolitiški, nes kurti politinės satyros laidą reikia visuomet būti, kaip sakė, insideriu, nors man labai nepatinka tie anglicizmai, bet tu turi žinoti visą sistemą iš vidaus. Kad galėtum ją išjuokti. Taip, turi laikyti pulsą, nes norint sukurti juokingą alternatyvę realybę, netikrą, reikia pakankamai gerai žinoti tikrąją realybę. Taip. Tai šitoj vietoj... Tai brendo jau tas pasirengimas, bet atrodė saugu eiti vien tik su šou verslo žmonėmis, be teisininkų, be ekonomistų. Ir kaip Arūnas matė tuo metu tą perspektyvą, ateisiu, tai kokią tvarką aš padarysiu, ką aš padarysiu kitaip. Aš tikrai nebuvau iliuzionistas, kuris žada visiems fokusus ir pradės traukti kažkokias ten lengvatas kaip triušius iš kepurės, ne, nes pagrindiniai dalykai teisės pirmam kurse yra valstybės teisės teorija, politikos istorija, valstybės sankloda, sandara, struktūros ir taip toliau. Tai tu nesi tas, kuris šneka, kad va čia va taip va ir padarysim iškart. Aišku, politikai visuomet žada daugiau negu gali padaryti, bet mes čia labai išsiskyrėm, nes mūsų programa nebuvo pažadų. Tai buvo 10 Dievo įsakymų. Perrašyti su Roku Žilinsku, amžinatilsį, dar mes tą dalyką dėliojom, rašėm ir taip, o jųgi vis tiek neskaito. Tai surašom tiesiog kaip 10 Dievo įsakymų ir tai programai mūsų Tautos prisikėlimo partija ir prilipo 10 Dievo įsakymų šitą pravardė. Tai mes, kaip sakoma, mūsų rinkiminiai šūkiai, su mumis bus linksmiau. Melavom? Nemelavom. Bet iš tiesų, kai atėjom, jau kai pamatėm, kad viskas, kas dėliojasi, ekonominė situacija socialdemokratų buvo slepiama, nes buvo investuojama į tos pačius pensijų fondus, kaip sakyt, tiesiai šviesiai buvo perkami pensininkų balsai už valstybės pinigus, kuriems nebuvo pagrindimo ekonominio. Tiesiog, jų buvo, bet ne tam skirta, bet iškovokim valdžią, paskui žiūrėsim. Bet jie tos valdžios neiškovojo ir atėjo per pirmą mūsų susitikimą koalicijos Kubilius, kaip dabar atsimenu, ir sako... Čia 12 metai? Ne, mes 8. Čia 8 metai. Taip, 2-8. Jau artėjo krizė, užgriuvo pilnai 9, bet jau 8 jau tie, kur jau iš karto beveik. Jau iš karto buvo aišku, kad bus labai blogai. Bet atėjo Andrius Kubilius ir sako, žinokit, aš sakiau, kad bus blogai, bet, mėly kolegos mūsų koalicijos,
galiu pasakyti, kad aš net neįsivaizdavau, kad gali būti taip blogai. Ir tada, sako, mes pažiūrėjom, turėjo būti taip blogai, kad valstybė galėjo nustot funkcionuoti, nes mokytojams atlyginimai, policininkams, gaisrininkams, visiems tarnautojams, medikams ir taip toliau, ta sistema galėjo sustoti veikti ir kai pradės griūti, tada jau nebesustabdysi. Ir tada reikėjo tą dalyką daryti. Tai tada iš tiesų buvo ne iki juokų, bet tada ir buvo ta atsakomybė, prabudo ir vertybinis stuburas, kad užteks juokint, čia dabar nebus tikrai linksmiau. Ir patikėkit, aš labai žinojau dar vieną skausmingą virsmą, bet aš nebijojau, kad taip atsitiks. Iš to žmogaus, mylimo Arūno Valinsko, kuris televizijos ekrane dalindavo prizus, pajuokaudavo, vis tiek buvo mylimas, šmaikštus ir taip toliau. Jis tapo tuo drakono, Seimo pirmininko, kuris pasirašinėdavo mokestinius įstatymus, padidintą PVM nuo 18 iki 21. Nors aš Kubiliui sakiau, Andriau, mus taip ar taip prikals, dedam 22. Iškart. Ir nelaikina gal siūlėt? Ne? Nes su to laikinumu iki šiol turim iššūkį. Tas iššūkį. laikinumas ir yra iššūkiai, bet tai visi, kurie labiausiai rėkia ant mūsų, kad bloga koalicija, kad mes čia mokestinį mokesčių reformą ir vis dar tai mini, bet būdami valdžioje per tiek kadencijų, žiūrėkit, niekas nesiryžo to padaryti, nes tai buvo aišku dabar, kad privaloma, būtina, net ir šiandienos sąlygomis tas 21% yra privalomas. Tai va, bet aš sakiau Kubiliui, mus taip ar taip kals, Andriau, dedam 22 ir iškart ausis užkeliau ir turėsim. Tai jis paskui pripažino, kad gal reikėjo daryti kaip Arūnas siūlė. Tai va tas virsmas iš to geriečio į tą drakoną, aš dirbau Seimo pirmininku metus, tai aš tuos metus, kaip sakau, buvau ne tik žaibolaidis, bet Lietuvoje buvo situacija tikrai pakankamai įtempta ir pakankamai sunki. Realiai mes žinom dabar, nes tai jau tapo istorija. Ir aš buvau tas žmogus. Lietuvis tais metais atsikeldavo ryte ir galvodavo ne ką man daryti, kad būtų geriau, bet kas kaltas, kad man yra blogai. Tai aš buvau pagrindinis tais metais kaltininkas ir po to, kai mes dėl to mūsų skilusios frakcijos netekau šitų pareigų, kas buvo logiška, nes su 7 frakcijos nariais turėti dar Seimo pirmininko postą, tai viskas aišku. Bet aš sakiau, Andriu, žinok, dabar tu tapsi pagrindiniu žaibolaidžiu. Tai taip ir buvo. O šitoje vietoje tas virsmas buvo azartiškai priimtas, bet aš dėl to niekada nesigailėjau, nors Valinskienė netiki, sako, jis niekada nepasakys, kad gailis, bet aš nuoširdžiai nesigailėjau. Aš didžiuojuosi, kad mes tai darėm ir kad mano bendrakeleiviai, bendradarbiai, bendražygiai buvo tokie, kaip ta pati Ingrida Šimonytė, jinai buvo finansų ministrė, tas pats Andrius Kubilius ir kaip aš juokauju, kadaise dar Sąjūdžio metais kiekvienas politikas turėjo labai šventą svajonę, apie kurią galėdavo tik tais pagalvoti, kad tai būtų gerai, kad jo reitingai būtų tokie kaip Vytauto Landsbergio. Bet paskui viskas nuvažiavo. Ir kai aš baiginėjau kadenciją, tai mes abudu buvom šalia. Svajonė išsipildė. O koks jausmas viduj iš to visų mėgiamo, trokštamo žvaigždės tapti visų nekenčiamų? Man apskritai yra paslaptis, kaip žmogus gali norėti, kad už jį balsuotų, atverti save tam balsui, duos man tą balsą ar neduos, tai kaip viduj Arūnas jautėsi? Visai ramiai ir užtikrintai, už tai, kad aš žinojau, kad taip nutiks, nes jau vien tada, kai pasakė Andrius tą perspektyvą, aš taip priminčiau, nu ką. Vat šitą visą mėšlą, kaip augėjo arklides, mums teks mėžti. Ir dar buvo viena labai įdomi tokia situacija, aš apie ją rašiau savo knygoje, kur Valius, tai buvo kažkas tokio, dabar neseniai išėjo, aš ją pristatysiu ir knygų mugiai šių metų. 8 metų gruodžio mėnesį jau buvo patvirtinta vyriausybė, jau ruošiamės biudžetui,
biudžetą mes patvirtinom 23 gruodžio prieš pat Kalėdas. Ir kažkur vidury gruodžio atėjo tokie du, kaip aš vadinu, politechnologai. Pilkieji kardinolai, bet žinome, aš net ir knygų nerašiau pavardžių, bet pasiūlė tokį variantą, labai įdomu. Dar nebūsit girdėjusi. Sako, žiūrėkit, pirmininkė, artėja biudžeto svarstymas, priėmimas, nesvarstymas, jo priėmimas turėjo artėti. Ir mes siūlome tokį variantą. 9 metų, gegužės mėnesį, bus prezidento rinkimai. Jūs pagalvokit, bet neilgai, nes laiko nėra daug. Jeigu jūs taiga atsistojat ir pasakot, kad pamatęs tą visą biudžetą, kurį dabar siūlo konservatoriai, jūs tiesiog praregėjot ir atsisakote jį pasirašyti, jūs trenkėte durimis, išeinat iš pareigų ir iš koalicijos su savo frakcija. Ir tada žinokit, kaip ir Paksui su Viljamso istorija, jums būtų tiesus kelias į prezidentūrą. O dėl tos koalicijos su išyrusios, jūs net negalvokit, kad čia yra blogai, nes prezidentui atėjus naujam, koalicija turi gražinti, vyriausybė turi gražinti įgaliojimus ir nėra jokių problemų inicijuoti naujos koalicijos sudarimą, kurioje dalyvautų jūsų visa frakcija, su tais pačiais socdemais pasikviesdami iš valdžios nenorinčius išeiti liberalus. Viskas susidėlioja. Vat kaip padėti ant savo. Aš labai gerai skaičiuoti moku šitoje vietoje. Sakau, aš suprantu, bet žinokit, kad yra tas vertybinis dalykas. Ir aš neskaičiuosiu. Aš neskaičiuosiu ir dabar galiu pasakyti atsakymą iš karto ne. Nu, jie taip iš pradžio nustebo, bet paskui sako, dar turite 3 dienas, nes paskui bus biudžeto priėmimas. Sakau, gal ir nelaukit. Tai ir nesulaukė mano skambučio. Bet va tokios peripetijos, jos yra, kaip sakyti, tai iliustracija viso to, ko nežino žmonės nebuvę politikoje. Tos povandeninės srovės, visi, sakysim, tos, nemaklės, bet susitarimai politiniai po stalu, tai tik tuomet, kai jie sutarė, išeina gražiai visi pasirašyti ir ten šypsosi, dabartinė koalicija nelabai šypsojusi pasirašinėdama ir nebereikalo pasirodo, tai jie tik tais šypsosi kamerams, o visa kita yra, žinokit, tenais kova be taisyklių. Tai teko ten dalyvauti. Tai va čia vienas iš epizodų, kai tas vertybinis stuburas, netgi esant pakankamai dideliai pagundai, jisai vis dėlto buvo pagrindinis. Aš netapau paprasčiausiai išdaviku, nes man neleido vidus taip elgtis. Ir aš geriau būsiu tas visų nekenčiamas Seimo pirmininkas, kuris pasirašinėtos įstatymas, nekenčiamas dėl visko kaltininkas, negu iš pradžių mylimas prezidentas, bet vis laiką bus likęs savo kaltinimas, kad tu buvai išdavikas. Tai ne. Nenustepsiu, jeigu tarp tų žmonių buvo jūsų kursiokų kažkokių, kurie pakilo tam tikrais laiptais, nes ir man teko girdėti tokių gundimų, kai išėjau rašyti romano, tai irgi beldėsi į mano duris ir sakė, čia yra tam tikrų žmonių, kurie tave norėtų matyti prezidente ir davai čia visai mes čia pradėsim ruoštis tam, padėkoju. Čia kaip tas spektaklis, Švento Antano gundimas. Tai čia jo, tai tikrai dalykų yra politikoje, bet labai Arūnai nuraminat, kad visgi tai nebuvo pačiam nei teatras kažkoks, nei mėgavimasis buvimu ten, nes manau daugelis žmonių, kur kai patenka ten, atsiranda tas mėgavimasis. Galbūt jie nepakankamai dar buvo televizijos ekranuose, kitų būdų jie nepatyrė ir nežino, kad ta šlovė yra labai trapi. Jūs absoliučiai teisi šitoje vietoje, nes nemaža dalis žmonių, kurie patenka iš scenos, ir tiems stogas nuvažiuoja, jo. Nes taip, nes, kaip sakom, virš Seimo nario tik dangus. Ir simboliškai, bet taip ir yra, nes plenariniai posėdžių saliai tuose lubose yra labai daug stogų, langių ir tas dangus matosi. Ir atrodo kartais, kad net Dievas žemiau tavęs. Ir tas visa žinystė, ta tokia visko žinojimas ir taip toliau. Man kartais taip, aš klausausi, jūs rimtai? Čia lygiai taip pat kaip dabar kultūros komiteto pirmininkas Vilkauskas, Kęstutis, man atrodo, dabartinis.
jis pradėjo ten svaičioti, kad reikia keisti Eurovizijos taisyklės ir taip toliau, kad čia nepatenka geriausi. Aš taip, galvoju, čia koks čia jo įsilavinimas, gal koks produceris, ne, pasirodo, psichologas, pedagogas ir taip toliau. Tai su visa pagarba, bet jūs tikrai neturite valstybėje rimtesnių reikalų, kaip tik šiuo metu, kai priešas už vartų, tikrai to žodžio prasme, tai jiem dabar sprendžia, ir aš paklausiau argumentus. Čia kaip pavyzdį galiu pasakyti, kad taigi jeigu jau čia geriausiai neina, pažiūrėkite komercinių šitų kanalų pavyzdžius, kur ten muzikos dainavimo konkursai vyksta. Aš taip noriu paklausti, o jūs suvokite, apie ką kalbat? Tie konkursai, tų pačių TV3, ar ten LNK, ar Balsas, ar X Factorius, ar Lietuvos talentai, jie turi vieną paprastą, labai jungiantį bruožą. Tie, kurie ten dainuoja, jie 99% atlieka coverių. Tai yra užsienietiškas dainas. O čia yra originalios dainos konkursas, kuri turi būti sukurta per paskutinius metus. Tai ne balsai lemia, o dainos. Ir jis įsivaizduoja, kad kažką padarys, nelabai suprasdamas. Tai vadinot, gal geriau, jeigu tu neišmanai, ką keisti, tu gal pasistudijuok sistemą ir tik paskui inicijuok kažkokias patys. Bet ne, jiems reikia iššokti į ekraną. Vat šitas dalykas labiausiai pragaištingas tiems žmonėms. Kitas labai aiškus momentas, pavyzdys turėtų būti Loreta Graužinienė, su visa pagarba jinai buvo audito komiteto pirmininkė, bet kai tapo Seimo pirmininkė, išlindo jin turėjo tokį dalyką kaip agorafobija, tai yra atvirų erdvių ir minios baimė, nes kiek jinai kalbėdavo, jinai praktiškai kas antrą kartą užsikirsdavo kalbėdavo, tai konstituti arba kai skaitė katedros aikštėj per Kalėdas, per kažkokį ten tą žeminį renginį, atsimenu, kreipėsi į Visaminę ir citavo Mažvydą Marcinkevičiaus. Ten L-I bus Lie, T-U bus tu, sudėkite. Tai čia tas žinomas anekdotas apie Konstantiną ir Konstituciją. Taip, bet ta Lietuva, Lie, tai bus Lie, V-A bus Va, tai Lieva, žodžiu, jūs pabaikit, vedėjams davė pasakyti. Tai va, tokie dalykai, jie yra iš nepatirties, bendraujant su auditorija, su minia, su publika. Arūnai, žinau, kad pačiam greitai reikės kažkur tai važiuoti, bet man... Į spektaklį, dar vienas virsmas. Gerai, tai mes tada judam link pokalbio per kulminaciją link pabaigos. Taip. Kadangi užkabinot teisėkūrą ir Seimo narius, noriu paklausti, ar pritartumėt mūsų siūlymui, kad Seimo nario laisvė visgi turi būti ribota ir jis taip pat, kaip ir kiekvienas pilietis, turi paklusti įstatymui. Ir mes turime puikų teisėkūros pagrindų įstatymą, kuris numato visus gerosios teisėkūros principus, kaip proporcingumas, efektyvumas, tikslingumas ir taip toliau. Ir Seimo narys tikrai nėra dievas, kuris gali bet ką parašyti su mintimi, kad dabar parašiau ir tai yra įstatymas. Iš dalies tas ribojimas, jis yra, bet reguliavimas yra nepakankamas. Jis neveikia. Na kaip, tarkim, to paties Gražulio atveju sulaikė. Kodėl? Už tai, kad jis nusprendė, aš parizikuosiu po Konstitucinio teismo sprendimo, nes jis buvo šventai įsitikinęs, kad neužteks balsų. Užteko ir kai jį tikrai to žodžio prasme, kaip ir pasakė, išpirdolino su 10 metų karantinu, tai jis, bet įkiša į Europarlamentą, kas yra dar. Bet, paradoksas. Tokia yra demokratijos kaina. Bet aš manau, kad iš tiesų yra alogiškas principas, kad Konstituciniam teismui pareiškus savo sprendimą, dar turi jį tvirtinti Seimas, kas yra politinis, sakysim, įrankis, ir ten yra politiniai interesai. Aš manau, kad netgi dėl apkaltos išvadų ir visų kitų turėtų užtekti
konstitucinio teismo sprendimo ir jis yra galutinis ir tu automatiškai esi atstatydinamas dėl galimybės patraukti atsakomybėn lygiai taip pat, kad tai nebūtų susidorojimo arba sulaikymo nuo atsakomybės politinis įrankis, turėtų būti arba konstitucinio arba aukščiausio teismo kažkokia kolegija, kuri šaukiama esant reikalui ir jinai priima sprendimą, ar pagristas toks siūlymas atimti ir patraukti atsakomybę ar ne, kad politikai nebūtų žaidimo dalimi. Tai va šitoje vietoje aš visiškai pritariu ir tas reguliavimas jis toks turėtų atsirasti, bet supraskim, kad visų pirma, jie yra žmonės ir jie galvoja apie savo svylančią, galimai kažkada svylysiančią uodegą. Tai dėl viso pikto tą saugiklį pasiliks savo. Nors logiškai labai nesuprantama, kai tas konstitucinio teismo pirmininkas, kuris paskelbė sprendimą Žemaitaičio byloje, toliau kaip pasityčiojimas stovėjo naujos Seimo priesaikos metu ir paskutinis prisiekė pagal raidę Ž Žemaitaitis ir jisai priiminėjo jo priesaiką. Man kaip teisininkui apskritai netelpa galvoj. Bet šitoje vietoje man dar labiau netelpa vertybinis stuburo neturėjimas to paties Žemaitaičio, kuris irgi teisininkas, kuris aiškina, kad čia viskas gerai. Va, tokie dalykai. Tai norėjau kaip tik klausti apie tą aistrą Arūno Valinsko, kuri ir lėmė turbūt tos visus gyvenimo lūžius ir perversmus ir naujų savo kažkokiu amplua atradimą. Tai kas dar pakeliui, ar jau jaučiasi, kur ten kas kunkuliuoja, kokių naujų erdvių norisi, nes dabar suprantu, vėl yra ir labai daug kūrybos, labai daug viešų pasisakymų. O kas šaukia dabar, vidinis balsas, kur šaukia? Aš dabar ne iš tų, kuris štai staiga suplanuoja ir būtinai tą planą turi įgyvendinti. Nes aš iš tų, kuris paskui apsisuka į metus praėjusius, čia gerokai daugiau visko padaryta, negu net galėjau suplanuoti. Ir va 24-ieji būtent tokie metai buvo, kai vienas iš tų darbų, kuris tapo realybę, tai filmas dokumentinis Prezidentas apie Valdą Adamkų ir sako, kai žmonės, o su kokia istorinė asmenybė jūs norėtumėt pavakarieniauti? Aš nebeturiu šitos svajonės, nes jis tapo realybė ir aš labai didžiuojuosi tuo, kad man teko su juo bendrauti ne vieną kartą ir ne tik vakarieniauti. Tai aš norėčiau palinkėti visiems, kad tie žmonės, kurie kartais turi svajonių, bet labai nesiryžta jų įgyvendinti, kad jie rizikuotų. Ir kai ta svajonė tampa realybė, neapsiriboti jie vienintelę. Žinokit, kaip yra gerai tų virsmų turėti viduje daug. Tas virsmas buvo ne tik į sceną, kaip mes pakliuvom, bet kai aš tapau tėčiu pirmą kartą, aš tapau seneliu, dabar anūkė yra, tai tie virsmai ir tu vienu metu esi, dabar nežinau kodėl, bet įsitraukiau ir aš skubėsiu iš jūsų į Jonavą, šiandien spektaklis Uošvis, tai ne pirmas mano nedebiutas teatre, aš dirbau anksčiau Domino spektaklyje, 2 smegenų istorija, bet kaip pagalvoju, koks velnias tave nešė į tą galerą. O vat noras sugrįžti į tą jaunystę, kai mes su dviračiu koncertuodavom po Lietuvą, po 3, po 4 koncertus kiekvieną dieną, 2 savaitės iš eilės. Ir dabar tokie savotiški mes kaip Brėmeno muzikantai, tokie valkataujantis. Šiandien Jonavoje, po to Mažeikiai, po to iš 4 dienos 2 poilsio, vėl važiuojam 2-3. Ir kol tau dar liko pirmų kartų, tol tu esi jaunas, tol ta vietas gyvena žingeidus, smalsus 12-metis berniukas, tas Peteris Penas. Tik skirtumas tas, kad Peteris Penas jis nustojo augti nuo 14 metų, o tas maniškis dar likęs, tik tais apvalkalas šiek tiek kitoks. Wow, ačiū labai. Ir tai buvo Arūnas Valinskas, tinklalaidė Beyond Economics and Back. Ekonomikos mūsų laidoje gavosi šiek tiek daugiau negu tikėjausi, bet vadinasi, tokia yra gera mūsų gyvenimo proporcija. Ačiū labai, Arūnui. Ačiū Jums už kvietimą ir visiems, kaip sakau,
Sėkmės gyvenime ir po jo. Ate. Ir tai buvo Elena Leontjeva, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė, ir susitiksim vėl Beyond Economics and Back.